Labas, čia Ronvytas ir tęsiam rubriką Susipažink su Nordspace išmanių erdvių kaimynais. Šiandien apsilankysime bokse, kuriame įsikūrus įmonė Pauzė, kuri nuomoja automobilius pavėžėjams. Varom pas juos į garažą ir pažiūrim, ką jie gero papasakos. Taigi esame prie 18 bokso, kur įsikūręs autoservisas, būtent įmonės Pauzė, kur remontuojami, nuomojami automobiliai. Užeikime į vidų, pažiūrėkime, kaip įsikūrė ir pakalbėkime, kokias paslaugas teikia ši įmonė. Tai čia užsiemat būtent automobilių nuomą ir jų tvarkymą. Pavėžėjams būtent. Ai, tik tai pavėžėjams, neužsiemat, paprastas žmogus neėm. Ne, tikrai ne. Šitam boksui jūs čia ką, sandėliuojat dalykus? Sandėliuojam padangas ten ir tokie darbai, kuriuos galima atlikti be keltuvo. Ten lemputės pakeitimas, ten bamperio nuėmimai, visokie tokie smulkus darbai, kurių laukia neatliksi, bet reikia patalpos. Reikia boksų, nes jūs nuomojatės čia 2 boksus, ar tenais kampinis 3-gubas boksas? Jis yra 4-gubas. Ten yra jau keltuvai, ten yra rimtas autoservisas, o čia grinai yra tai garažas. Jūs remontuojat būtent tos automobilius, kuriuos nuomojate? Mes remontuojam visus, bet prioritetas yra jo mūsų. Būtent autonomos. O kodėl jūs pasirinkot Nordspace patalpas? Lokacija gera. Lokacija gera. Jo. Lokacija gera. Visiems patogu. Realiai miesto vidurys, iš bet kurio taško. Patogu privažiuoti ir visi žino, kaip brandą tą Nordspace. Jau gaunasi, kad pasitikėjimą sukelia, ne? Kad, nu jo, gaunasi jau rimta kompanija, jeigu sugeba išsinuomot geroj vietoje, geras patalpas, tai vis tiek. O kaip su išmaniuosiu būtent erdvėm naudojatės to nuotolio atidarimų, uždarimų? Tai tik ir naudojamės, labai patogu, jeigu tarkim sugedo mašina naktį, suveikiam tralą, atvelka mašiną ir kad raktų ten nesivežiot kažkur, nuotoliniu būdu atrakinam, vairuotas ant stalo palieka, raktus ten deklaracija, jeigu avarija įvyko ar dar kažką, uždarom. Uždarėt, ryte atvažiavai ir viskas. Taip, ryte atvažiuoja viskas vietoj, pagal kameras matom, kas buvo prieėjęs prie mašiną, jeigu buvo, kas nebuvo, kas atvažiavo. Taip yra labai patogu. O ofisą pasidarė irgi viršui šiek tiek? Jo, tokį mini. Darbo ofisiukas, kad būtų ką veikti. Kad faktūrą atspausdinti, kad pažiūrėti, jeigu reikia geolokaciją, kur mašina randasi, jeigu... Ai, visose GPS yra, jeigu vairuotojas nekelia ragelį, iškart gali pasižiūrėti, kur kas, tai kokiu greičiu važiuoja, mes viską matom. Viską matote, ne? Absoliučiai, jo. Visi tai gaunasi išmaniuose patalpose, išmanus automobiliai. Einam, pažiūrėsim į kitą boksą, ko ten užsiema. Čia tai viskas aišku, sandėlys, ofisiukas. Taip. Tai čia jau toks 4-gubas didelis boksas. Jo, čia yra 2 keltuvai būtent tiem rimtiem darbam, varikliai pakabos. Čia yra viskas, kas yra susijęs su ratų balansavimu, yra visos staklės, mažas keltuvas, o viršų yra pačių einamiausių gedimų detalės. Ten visi tepalai, filtrai, pakabos dalys, trinkelės. Iškart turim vietoj, kad jeigu vairuotojas sugedo ar kažkom skundžias, atvaro, valandos bėgiai sutvarkom. Sutvarko ir toliau važiuoja. Jo, kad nebūtų kaip kitur, palaukia eilėje, čia porą dienų užims ir taip toliau. Turi būti iškart padaryta mašina, jinai turi važiuoti ir važiuoti. O tai pas jūs gaunasi, kai nuomojasi mašinas, ne, iškart tokias paslaugas gauna? Prioritetas yra tas, kad žmogus, kuris nuomojasi, jisai gauna pilną dokumentų paketą, kuris yra reikalingas pradėti darbą ir jisai gauna realiai visą parą techninę pagalbą. Nes jeigu reikia ir naktį mes važiuojam, jeigu neužsikuria ratas, mes atvažiuojam ir padarom. Gaunasi per programėlę atidarot, įvarom kol ir patys atvažiuoja. Taip, arba jeigu sugenda, bet jinai važiuojanti yra savaitgalį, mes per telefoną atsidarom vartus, jisai ant keltuvo pas užvažiuoja, paskambina man, aš palikau, viskas, užsidarom. Užsidaro kameros patikrinę ir tikrai paliko ir viskas gerai. Ir viskas tvarkoja, jo. O dar yra laisvų automobilių, jeigu kas norės nuomotis? Jų visą laiką yra laisvų, nes pastoviai yra papildomas parkas. Jis yra pildomas reguliariai. Reguliariai. Nes šiuo metu paklausa viršija pasiūlą. Tai dar turbūt ir ieško dar naujų patalpų nors. Jie patys mūsų suranda. Ta prasme, patalpų kol kas verčiamės, užtenka. Užtenka. Nu kiek jūs gaunasi 5 boksai? Gaunasi čia 4-gubas? Jeigu pagal kvadratūrą žiūrėt, bendrai Nordspace'u, tai jo. Čia yra 5 boksai. Kaip su kaimynai sutarėt? Gerai, su nieko kaip ir nesipykdavom. Nes yra pas jūs čia šalia ir kas pamaitina.
Nu, Ir kas lipdukus pagamina. ir kas lipdukus pagamina. Ir kas valtį paskolins. Ir kas valtį paskolint. Žodžiu, jūs tokia bendruomenė vis tiek jaučiatės čia. Jo, tai ir jaučiasi bendruomenė dėl to, kad vis tiek jie mato, kad čia yra servisas ir jaučiasi, kad patys kaimynai čia kreipiasi, jiems patogu, atvaro į darbą, mašiną palieka, po darbo išvažiuoja. Ai, tai ir kaimynai atvažiuoja. Žodžiu, gaunat ir klientų tie, kurie čia šalia užsiema Tai kitą veiklą. gaunam klientų iš kaimynų, ta prasme, pačius kaimynus ar dar kaimynų draugus tempia. Dar kaimynai draugus, nes yra pasitikėjimas, yra ir Ir šiaip, patogu yra. Palikai ir atsiemi vėl viskas padaryta. gali palikti, nueit pavalgyti, nueit lipdukų pasidaryti, nueit dar pas kažką. Nueit valtį nusipirkęs ir sugrįžti pasimti mašiną. Žodžiu, Nordspace patalpos nėra tik tai, kad patalpos garažas, kaip visi įsivaizduoja. Nordspace patalpos, aš sakyčiau, labiau yra fantazijos reikalas, jas galima perkvalifikuoti belenką. Čia kaip matėm ir su kavinė, kad Taip, atrodo... padarė, nerealiai padarė ir visi, kas ateina, palygina patalpas šalia ir patalpas kavinės ir jie nesuvirškina protas, kaip tai buvo, kad iš tokio galima padaryti taip. Nes Hebra ir YouTube kanalus daro ir visokias nuomos kamerų ir ko tik nori, detailingų. Čia irgi nebuvo minčių apie tai, kad čia bus autoservisas, nes yra tas balkonas. Taip. Ir čia irgi buvo tas balkonas. Nes ilgas darybos buvo, kad jį nuimti ir įsirengti patalpas. Tai žodžiu, nuomotojai Nordspace'as lankstus pagal jūs pasidaryti, kaip jūs norite. Jie nėra linkę pyktis, bet viskas proto ribose turi būti. Jeigu dar vieną aukštą, tai jau pavyzdžiui, nešamųjų konstrukcijų tikrai griauti neleis, bet kažką viduj pasidaryti pagal save, jeigu to reikia, jie leidžia. Tai super. Gerai, dėkui už, kaip sakant, gerą pasakojimą, įdomų pasakojimą ir tikrai, aš manau, žiūrovams visiems atsiveria kitą fantaziją, ką galima padaryti iš šitų patalpų ir ko gali būti jos naudingos. Tikėkime, kad įkvėpimo kažkam įneš galbūt. Taip, kad jeigu dar turit kas nors minčių, ne tik tai verslą čia daryti Nordspace patalpose, bet norit tapti pavėžėjais, žinot, kur įmonė pauzė. Arba jau esat pavėžėjais, bet negalit už protingą kainą susitvarkyti automobilių, kreipkitės. Tai, Talino gatvė 10A, užsukit.